Pirmuosius žingsnius Lietuvoje žengia ir privatus vaikų priežiūros bei globos centrai. Žinoma, tokios įstaigos valstybės finansavimo negauna, bet gali dalyvauti įvairiuose remiamuose projektuose. Neseniai Kauno centre pradėjęs veikti Pabiručių pasaulis, sukurtas pagal Olandijoje populiarų švietimo įstaigų modelį, jau sulaukė tėvelių dėmesio ir pirmųjų lankytojų. Vaikų priežiūros centras Pabiručių pasaulis, įsikūręs pačiame Kauno centre Laisvės alėjoje, savo veiklos dienas skaičiuoja nuo šių naujųjų metų. Centro įkūrėja, ekonomistė, daugelį metų vadybinį darbą dirbusi Daiva Gurevičienė prisipažįsta apie tokį vaikų centrą svajojusi seniai, o pavyzdžių pasirinkusi Olandijoje labai populiarų vaikų užimtumo įstaigų modelį. Ši viešoji įstaiga skirta tiek pradinukų priežiūrai, tiek įvairiai veiklai po pamokų, kol tėvai dirba. Pats pagrindas yra paimtas iš Olandijos. Ten vaikai po pradinės mokyklos niekada neišeina namo, jie tiesiog persikelia į kitą įstaigą, kuri jau nėra mokykla, ir ten praleidžia laisvalaikį, ir tas jų laikas yra skiriamas mandagumo mokymui ir įvairiem tokiam panašiam dalykam. Tai man kilo mintis, kad vaikai vis dėlto turėtų pakeisti aplinką, tai yra neleisti viso laiko mokykloje ir tuo pačiu galbūt kažko tai išmokti, kas jiems būtų naudinga gyvenime. Kas tas pabirutis? Kaip tas vaikas būna, pavyzdžiui, ar išdykęs, tai va. O kaip tau atrodo, kas yra Pabiručių pasaulis? Vaikų linksmybių pasaulis. Kad susirinka linksmai vaikai, pažaisti ir pabūti, praleisti laiką linksmai. Ir kad būtų linksmai visiems. Kalbėti po vieną. Paėmė susitvarkyti. Nesimušti. Nemėti daiktų į langą. Vieni su kitais draugauti. Ponia Daiva Gurevičienė įsitikinusi, kad mūsų šalyje vaikų laisvalaikis dar nėra tinkamai organizuojamas. Trūksta tokių įstaigų ir užsiėmimų, kad mažieji nesijaustų vieniši ir neprižiūrimi, kol pluša jų aktyviai tėveliai. Čia siūlomas ne tik pradinukų užimtumas savaitėje ar mėnesiui, bet ir dieninės stovyklos, pavyzdžiui, vaikų atostogų metu. Aš internete, kai paskelbiau šitą idėją, gavau daug ir tėvelių atsiliepimų ir jiems yra sudėtinga organizuoti vaiko laisvalaikį. Vis dėlto tėvai labai daug dirba ir, sakykime, pradinukų tėvai yra pakankamai jauni, jie yra labai darbingi žmonės, užimti, bet jie rūpinasi savo vaikais. Tai turėtų būti kažkokia pagalba tiems tėvams, kurie iš tikrųjų nori visapusiško vaiko ugdymo. Klausyti vadovių. Negazdinti, saugoti save, gerbti vieni kitus, neprasivardžiuoti. Kol kas vaikų priežiūros centre Pabiručių pasaulis su mažaisiais darbuojasi 3 specialistai – dailininkė, psichologė ir kineziterapeutė. Jos gali prižiūrėti iki 30 vaikų, paprastai skirstomų į 2 grupės po 15. Centro darbuotojai gali patys pasiimti vaikus iš mokyklų, nuvežti papildomą ugdymo įstaigas, padėti atlikti namų darbus. Kiek supratome iš išdykėlių, vieni mėgstamiausių užsiėmimų čia piešimas. O jos spalvų pasaulį vedanti menininkė pasakojo anksčiau dirbusi su vyresniaisiais, tačiau užsiėmimai ir jai maloni naujiena. Nuotaikos, spalvos atspindi visą ir būtent turinys to piešinio, pavyzdžiui, vieni labai mėgsta drakonus, kažkokius, pavyzdžiui, mėgsta sulipdyti ir tada viską sunaikinti. Arba kiti labai vien kažkokias ramias spalvas, vien tik tai kažkokius apvalias formas. Tai irgi daug ką pasako apie bendravimą, apie santykius su tėvais. Mes turim susirasti draugą, podviese, nupiešti vienas kitą ant popieriaus. Tai tu pieši ne save, o draugą? Taip. O kaip tau sekasi piešti tą draugą? Pagal mane gerai. Man čia labai patinka, nes visą dieną būnam daug draugų ir labai smagu. Einam valgyti, paskui piešiam, žaidžiam žaidimus. O ką dar norėtum čia veikti? Pavyzdžiui, turiu dar kokių svajonių? Dabar dar ne. O pavyzdžiui, sportuot? Sportuojam irgi. Sakyk, kas tau labiausiai patinka iš viso to, ką jūs čia veikiat? Kas tau labiausiai? Gal piešti. Ir kaip tau sekėsi šiandien? Bent aš manyčiau, tai neblogai.
tokio amžiaus, kai šie vaikai, pradinukų amžiaus, tai yra dailės užsiėmimai skirti ne išmokti piešti, bet tiesiog išsireikšti kažkaip ir išmokti tam tikras schemas, nebent tam tikrą mąstymo būdą. O gal kažkokie talentai pamatome vyresnėse klasėse. O štai centro kineziterapeutei anksčiau tekę padėti ligoniams, tad sveikiems vaikams jis skirianti tik nesudėtingus, koreguojančius pratimus, nes net ir nedidelė laikysenos, stuburo ar pėdų problema gali išsivystyti į rimtesnę deformaciją. Šiuo metu mūsų užsiėmimų tikslas yra plokščiapėdystės bei laikysenos problemų profilaktika. Mūsų centre šiuo metu yra ir vaikų turinčių, kiek pastebėjau, ir pėdučių problemų šiek tiek, pastebėjau ir esančių stuburo iškrypimų. Taigi stengiuosi procedūrų metu atkreipti dėmesį į tai, ką vaikas, kokią problemą turi. Ir mes tiesiog taikom koreguojančius pratimėlius. Tai yra tiesiog vaikui malonios procedūros, viskas atliekama žaidimų metu ir jie tiesiog nepajaučia, kaip atlieka pratimėlį. Mes galėtumėm dalyvauti programuose, tačiau pagrindė valstybė šiuo metu remia ar socialiai remtinus vaikus, arba vaikus iš probleminių šeimų. Tai kol kas mes tų projektų nerašėme, tačiau svarstome ir daugiau galbūt svarstome būtent stovyklas, organizuoti specialiai tiem vaikams. Draugauti su kitais. Pasidalinti daiktais. Dūkti. Tai čia jūs patys surašėte tas taisyklės? Ne, čia mes visą klasę. Visi, visą grupę. Nu tai ar laikotės tų taisyklių? Taip. Na, ką pasakysi, ar laikotės taisyklių? Taip, ypač dūkti. Ypač dūkti, tai čia galima ar negalima dūkti? Galima. Tai ir dūksti? Kito dūkti. Buvo, kad nedūkti buvo parašyti. O kas čia užbraukė? Nežinau, vaikai. Tai jūs čia tokie visi išdykėliai? Ne, kai kurie. Kol kas vaikų priežiūra kaip po tokia nėra labai griežtai reglamentuota ir kadangi mes neteikiame maitinimo paslaugos, kuri būtų tikrai sudėtinga, virtuvės įkūrimas, tai būtų tikrai didelės išlaidos ir labai daug apribojimų. Tačiau vaikų priežiūra, jinai nėra labai griežtai reglamentuota, todėl tai nebuvo labai sudėtinga. Aš manau, tai yra labai puikia idėja, nes vaikui tai yra reikalinga. Tai yra ne tik užimtumas vaiko, bet tai yra kartu kreipiamas dėmesys ir jo sveikatą, į jo fizinį aktyvumą. Tai nėra, kaip pastebėjot, pas mūsų centre nėra televizorių, nėra kompiuterių. Vaikas yra skatinamas save reikšti aktyviai, piešiant, su psichologo pagalba. Manau, tai yra tikrai labai geras projektas. Ir aš rekomenduočiau tokius centriukus kurtis visoje Lietuvoje. Na žinoma, dar vienas svarbus klausimas. O kiek vaikų priežiūra tokiame centre palengvina tėvų piniginę? Popietiniai užsiėmimai mėnesiui kainuoja 700 litų, o vasaros stovyklos savaitė su 2 maitinimais 300 litų. Bet ar įmanoma būtų kokybiška paslauga už mažą kainą?